Lietuvos orlaivių, kurie skries virš Atlanto vandenyno, bus vis daugiau. Tik priešingai negu 1933 metais, jie bus registruoti Lietuvoje ir jie turės visus reikiamus leidimus tokiems skrydžiam. Civilinės aviacijos asociacijos vardu mes dėkojam Susisiekimo ministerijai, transporto kompetencijų agentūrai, visiems viešojo sektoriaus žmonėm, kurie prisidėjo prie šio istorinio įvykio. Nežinom, kiek sunkaus, kantraus darbo jis reikalavo. Tikrai tai labai vertinam. Bet visgi šiandiena yra labiau apie viltis negu apie rezultatus. Tikrai nereikėtų tikėtis, kad nuo dabar visas Atlanto vandenynas erdvė virš jo bus pilna Lietuvoje registruotų orlaivių, nes tai yra tik tai pradžia tam tikro kelio. Ir Lietuvoje veikiančios Lietuvos aviacijos įmonės, kurios teikia ACMI paslaugas, vadinamasias orlaivių, įgulų, draudimo ir priežiūros paslaugas, yra tarp lyderių visame pasaulyje. Šis API leidimas suteiks galimybę joms dar labiau augti, dar labiau didinti savo pasaulinį konkurencingumą, pabrėžiu pasaulinį, ne tik regioninį ar europinį. Ir, pavyzdžiui, ne per seniausia vieni mūsų civilinės aviacijos asociacijos narių turėjo atsisakyti didelio kontrakto su Kanados bendrove, kadangi neturėjome mes kaip Lietuva leidimo skristi į JAV teritoriją. Bet jeigu situacija vyktų šiandieną, ši įmonė galėtų pasirašyti tokį kontraktą ir prisidėti prie Lietuvos aviacijos geresnės padėties. Kartu FAA pripažinimas yra svarbus dar viena prasme. Jis įrodo, kad yra tarptautinis pasitikėjimas Lietuvos skrydžių saugos sistema. Ir kartu mes kaip verslas tikimės, kad tai padidins ir Lietuvos visos skrydžių sistemos efektyvumą, kurio mes visada norime.